Sveikinimai treneriai su pergalė ir viskas įvyko kaip suplanuota šiandien. Ačiū. Noriu pasidžiaugti grumtynio darbu, iš tikrųjų standartuose ir šiaip gerai atrodė ketvirčiai, norėjo labai greit pelnyti taškus, kartais pasisekė, po to, kai pasisekė dar greičiau norėjo, tai biškį ramiau reikėjo žaisti, bet viskas gerai, rezultatas geras, pergalė pasiekta, tai liuks. Jeigu teisingai suskaičiuoju, šitos rungtynės ir tas rezultatas jau garantuoja pirmą vietą turnyrinė lentelė, lieka Ąžuolas. Kiek ten norėsit laimėti? Norėsim, mes nenorim šiemet pralaimėti, tai norėsim tikrai laimėti ir važiuosim tą padaryti. Sveikinu Arnai su pergalė ir pažadėt, kaip katė su pelė šiandien, ar viskas taip lengvai ir buvo, kaip iš šono atrodė? Nemanyčiau, kad viskas taip lengvai buvo. Matėm, kad antram kėliny prasidėjo šioks toks chaosas, bet galų gale dienos gale pergalė yra pergalė ir viskas tvarkoja. Vėl naudingiausio žaidėjo statulėlė, yra dar vietos namie, kur dėti, ar jau reikia priestatą statyti prie namų? Lemba jau reikėtų, jaučiu pasistatyti. Bet jo, šitą statulėlę, manyčiau, gavau ne dėl to, kad geriausias, bet komanda padarė man labai daug gerų persvarų, kad juos išvest, aš pats jiems sukūriau daug persvarų, tai čia dėka jiem, komandai visai. Coach, please tell us your thoughts after the game. Okay, huge win for Baltrex. Like we was ready for a big fight, and our some small mistakes makes this result. Yeah. Would you find any positive things about the second half? The game was a little bit better. We had big problems in the first row, like Baltrex team pushing hard in the scrums, and we changing our first row. Maybe it makes some situation because we had our standards, and this was positive. Our wingers, our centers playing very good match, and yeah, second half was much better than first. Prielaidas ir toliau. Smaginas ir arbitras nebemato prasmės daugiau tęsti šias rungtynės. 59-5 yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Prognozės išsipildė, sakykim taip, nieko keisto, viskas dėsninga, Baltrexas užsitikrina.